Ja. Ne, čia niek, biškai galim pasivakščiot, pasidveitas yra, laiką dar turim. Svertėms bus. Ja. Apaštalų darbą, 2 skyrius, 42 eilutė sako apie pirmąją bažnyčią, kad jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslą, bendravimą, dovanas laužymą ir maldų. Ištvermingai laikėsi. Taigi, aš manau, kad mes irgi turim to laikytis. Gyvo laikytis, ištvermingai laikytis, maldų laikytis. Ir šiandieną, kaip dalinsiuos biškį Dievo žodžių, prisiminiau vieną tokį pastaros pastebėjimą, kad jis irgi kažkur tai pakvietė kitą bažnyčią, buvo sakykla ir buvo toks klausimas užrašytas. Tam, kuris kalba. Klausimas buvo labai paprastas. Ko tu čia veiki? Angliškai. Ko tu čia veiki? Tai mano klausimas, jūs negalvokit, kad čia mum viena. Ko mes čia veikiam? Ko mes čia veikiam? Ko mes veikiam savo gyvenime? Ir aš galvoju, kad mes turim atsakyti po biškį vis labiau, mūsų vis gyvenims mes atsakom šitą klausimą, ko mes veikiam, ką mes veikiam, dėl ko mes veikiam. Ir ko mes veikiam, kaip bažnyčia, kada mes susirenkam. Čia irgi labai svarbus dalykas, nes kartais mes žmonės, mes prarandam ir krikščionis prarandam tiesiog tokie, o dėl ko aš einu bažnyčią, dėl ko man sekmadienį atvykti čia bažnyčią? Koks yra tekstas? Paklausyti dar vieną pamokslą, pabūti tam tikro krikščioniško dvasinį aplinko. Tai yra geri dalykai, bet aš manau, kad mes turim dar labiau matyti, dėl ko aš esu čia. Gal kažkam yra sunkoms ir gal net kels pasaktinėms, gal kad aukas atnešti, kad dešimtinės atnešti ar dar kažkom. Bet aš manau, kad Dievas žiūri žymiai giliau, žymiai plačiau. Jam nereikalingi tokie trumpalaikiai atsakymai. Jam reikalingi iš tikrųjų, kad mes savo gyvenime atsakytume tas klausimas. Ne tik sekmadienį. Ne tik, kad esame krikščionys susirinkę. Tai aš toliau kviečiu ir prašau, aišku, Dievo malonės, kad Dievas padėtų man pasidalinti Jokūbo maldos pamokomis bažnyčia. Nes aš galvoju, kad vieni iš dalykų, kol mes čia veikiam, kaip ir mes skaitėm apaštalų darbų 2 skyrių 42 eilutė, mes čia, sakė, ištvermingai laikės maldų. Vienas susirinkėjimo pavadinimas yra pamaldos. Ne? Toks gal net senoviškesnis pamaldos. Aš nesakau, kad mes dabar turim keisti pavadinimą, kad tai kažko iš esmės pakeis, bet mes turim suprasti, kad ir čia yra maldos vieta. Čia mes ateinam melstis. Ir jau prieitę sekmadienį dalinaus iš pirmo laiško Jokūbo, kur Jokūbas sako pirmam skyriui, tak laikykite broliai, aišku, sesers, tikrų džiaugsmų, kai pakliūvate į visokius išbandymus. Mes nuoširdžiai pasižiūrėjom, kad mums sudėtinga, sunkoka kartas tą tikrą džiaugsmą patirti. Bet vėlgi, sako, laikyti broliai tikrų džiaugsmų, kai pakliūvate. Žodis man vėl išturi, kad pakliūvat. Kartas mes labai susireikšminam ir galvojam, kodėl kažkas su mano gyvenime atsiteka arba kažkas neatsiteka. Ir tas žodis pakliūvame, jis iš dalies jam tokį įtampą. Tiesiog atsiteka. Ar svarbu, tiesiog atsiteka. Aišku, iš vienos pusės nieko neatsitink šiaip. Mes esam Dievo akis, mes esam dvasiniam konflikte ir nieks mūsų gyvenime nevyks, bet kartas mes tik labai susireikšminam. Sak, pakliūvat. Pakliuva. Ir toliau 5 eilutė 1 skyriui sako, jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, kada kažkas atsitinka, pažiūrėti tą situaciją. Tak te prašo Dievo, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, jam bus suteikta. Ir pamatyti situaciją Dievo akis.
čia toks toks svarbus. Man tai yra asmeniškai, nežinau, gal čia toks labai egoistiškai nuskambės, kad man tai yra labai svarbus. Dieve, te prašau, Dieve visiems. Ir nepriekaištauju, jam bus suteikti, pamatyti kažką, Dieve, tu duosi tokį matymą. Ir šiaip laiškas Jokūbo toks yra įdomus. Dažniausiai, jeigu tu nežiūri tas tokias teologinis peripetijas, ką mes buvo skirts, kad 12 tarp kitatikių subaršiusių giminių krikščionių, aišku, ir taip toliau. Bet labai dažnai jis yra pristatoms kaip laiškas, kur yra toks tarsi priešpriešas su Paulium, kad Paulius labai ginta iš malonės, per malonę, o Jokūbas sako, tikėjams be darbų mėgs. Ir jeigu mes giliai žiūrim į Dievo žodį ir ledam Dievo mums ką padėti išsiaiškinti, mes matom, kad nėra jokios priešpriešos. Iš tikrųjų, Jokūbas yra iš malonės atsiversti, Dievo taras. Ir jūs suprantam, kad tikėjimas be darbų mirs. Ir pirms viens iš, kodėl mes kažko veikam, todėl kad patiriam Dievo malonę. Kad patiria Dievo malonę. Kad tu suprantam, kad kažkas yra duota ir tu kažką, sakai, aš to viešpatie, aš kažko noriu padaryti. Ir vienas iš tikėjimo darbų tai yra malda. Malda. Štai atsakymas, kol mes čia veikam, mes meldamės. Ir dažnai galim sakyti, gal man nereikalinga malda. Galbūt. Bet ir klausimas, kas ir, gal aš už kažko galiu taip pat melstis. Labai svarbus klausimas. Nes žmonės, ar krikščionys sako, kodėl aš turiu atsirinkti, kam aš esu reikalingas. Man gyvenim viskas yra gera. Arba viskas normaliai. Jeigu bloga, tai nežinau, per daug bloga, kad net į bažnyčią kažkoks toks. Bloga, bet kad šauktis Dievą, bet ne per daug. Ir aš manau, kad visas atvejas mes galim būti Dievo susirinkim, Dievo pamaldos. Ir tas atvejas kartais sako, aš nieko negaunu, tada aš sakau, o gal tau jau nebėra tas akcents, kad gauti kažko. Man Dievo susirinkimą. Gal tau yra akcents, kad duoti. Tai aišku, aš jau kartuoju smegenis, galvoju, kad tai čia tikriausiai apie paukojimus. Tai yra pati mažiausia, manyčiau, dalis. Buvėjams, palaikėms, užtarėms, raginėms, drosinėms, pagoda, viens kitam, tai yra svarbiausia dalykai. Pavas Jėzus. Kol mes čia veikia? Ar suprantat? Tai yra gyvybiška svarbu kiekvieną sekmadienį. Aš palaikydams, aš duodu. Būdams, aš duodu. Melsdamas, aš duodu. Palaikydams kitą maldą, aš duodu. Išklausydams kitą, aš duodu. Stovėdams, dar aš duodu. Ir tai yra svarbu. Ir tai svarbu. Ir mes, kiek turėsim laiką, ir jeigu mes pasakysim, kad tai yra svarbu, kiekviens yra svarbu. Iš vienos pusės Dievas nežaid loterijų. Bet aš nežinau, paaišku, Dievas šiandieną gal iš jūsų panaudos, kad žmonėms sustiprinti, pagaus ir taip toliau. Kad ką gal panaudos. Ir įsivaizduok, jeigu tavęs nebus šitam susirinkimui. O to garagos didė. Ar suprantat, kaip Dievas žiūri, kaip jis svarbu. Iš vienos pusės jis yra, jam nieko netrūkst. Bet mes kaip bažnyčia, mes trūkstam. Mums reikia. Ir visų pirma, reikia kiekvieną tavęs. Esam reikalingi viens kitam. Ir Jokūbas toliau tęs apie maldą. Ir kadangi mūsų toks akcentas yra malda, pirmam skyriau truputį pabaigo 26-27 eilutės. Jis truputį kalba apie maldingumą, dievotumą labiau, apie tokį kaip, bet tai vis tiek yra susijęs su malda. Čia tokia yra kita tokia biškiai toks potėpis. Ir jis 26 eilutė pirmas skyrius sako, jeigu kas mano maldingas arba dievotas, vėlgi mokėm nuo to darbą, to veiksmą, ir nepažaboja savo liežuviu, bet apgaudinėja savo širdį, to maldingumas tuščias. Tai bažnyčių negal kalbėti, ko nori. Gal. Bet mes turim, gerą progą, mes mokomės
valdyti liežuvį. Ar suprantu? Ne vien draudimas. Aš beveik visų savo pamokslus perklausau. Negaliu perklausyti, kada su jums bendrauju. Ir beveik visų pamokslų es nepatenkinti savo liežuvį funkcijai. Aš mokiau, sakau, viešpatie, nevaldau aš dar gerą liežuvį. Čia reikia pasakyti, čia reikia nesakyti, čia reikia netepis reikšti. Ir aš sais nepjaunu, bet aš matau, kad tai yra Dievo toms. Ir vėlgi, reikia teisingai priimti, tai nėra tokia institucija, kur, mes viens kitą, čia, mes ne egzamin, mes galim pamaloti. Bet ką reiškia malonė, mes galim, ko daryti, mokintis. Ar suprantu? Kartas mes viens kitam pasakom. Dažniausiai Dievo dvasia, tai jau purpteryje arba nepurpteryje. Ir vėl, čia vėl dvatoms ir maldingoms, iš tikrųjų, 27 eilutė sakė. Toliau Jokūbas sako, kad sako, tyras ir nesuteptas maldingumas, tai reiškia maldingumas, jis nėra vien toks, pasimelskime. Dar kas nors. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo mūsų tėvo. Matot, vėl santykis su tėvu. Ne kaip su tėvu. Tėvo akise yra koks. Ir mes galvojam, tai vėl pasimelsti reikia. Ne. Sak, tai gal paukojim surinkti? Ne. Sak, šelpti našlaičius ir našles. Jūs sielva. Vėlgi mes mokomės. Ir čia yra maldos forma. Mes Jokūbas ir Dievas savo sakys, žiūrėk, tu nori, jau kažko nori duoti, ar ne? Ir tai nėra vien tuščia malda, tai reiškia, aš turiu pastebėti žmonėms, kuriems yra sunkia, nelengva, kuriems šiandien yra bloga diena ar taip toliau. Ir kartas aš einu prie Dievo su savo blogumą, su savo tas cepelininės debesim, savo nuotaik, savo gyvenimu, savo sveikatas. Ir man tas toks debesėlis jau toks pelks toks yra. Bet Dievas sako, žiūrėk, o tas išvesi su jaudu. Ar suprantat? Ir Dievas sako, žiūrėk, tai tikras maldingoms, sakė, yra tėvo akis, yra šelpti našlaičius ir našles, jų sielvartą. Ačiū Dievui, kad mes ir per vaidą, ir pas mus mes kažką suprantam, palaikom, esam empatiškam mūsų broliams, ukrainiečiams, ar ne, kitiems žmonėms, kurie yra tokius dalykus. Bet tai yra maldos forma. Pirms iš pagonių, kuris atsivertė ir gavo iš tikrųjų Dievo dovaną atsivertėjim, tai buvo Kornelijus. Ir Kornelijus buvo prisimins, kad jis nenusipirka. Suprantam, čia mes neperkam. Šito vieto, kad aš kažkam padedu, aš kažkam matau, aš kažkam šelp, aš nenusipirk Dievo. Tai neveikia. Aš jau esu gavęs. Aš esu jau gavęs. Ir aš duodu. Aš gaunu ir aš duodu. Jeigu aš padedu, jeigu aš matau, jeigu aš šelpu, aš duodu. Aš nenusipirku. Čia labai svarbus dalykas. Šelpti ir pastebėti juos. Ir Dievas sako, tu gali duoti. Rodo, ta pati problema mokiniams. Mes turim tik kepaliokų daunas, tik žuvų. Kur čia mes? Daug. Laimink. Išklausyk. Šelp našles, našlaičius, jų sielvartą. Ir sakantis dalykas tai yra sergėti save nesuteptų šio pasaulio. Ir matot, mūsų šventoms jis yra svarbus, bet jis man patinka, jis yra tų praktinių dalykų, kad aš tarsi galbūt susitepu su kažkieno sielvartu, neišsprendęs dar savo problemų, padėt kitam spręsti, dar kažkom, ir toks tarsi ronkas yra dar jau porvinas tam tikrų darbų, ir galiausias, nesustepsiu pasaulį. Tai nėra toks, kad tu esi toks tobulas šventasis, nesuteptas, ir mata kažkas šikoks paršėlis ten kažkur įkrėt, saka, oi, ne. Tai labai svarbus maldos pamokas. Ir vėlgi, aš tikiu ir matau, kad Jokūbas sako tai, kad iš malonės. Jis kalba, sako, tu gali. Nes viena iš dalies mūsų sveikėjimo yra, ką pasakyti, mūsų sveikėjimo, mūsų gyjėjimo Kristuje fazų, kada mes tam, kad sveikti, mes jau turim duoti, o ne vien sakyti. Kiek daug, kiek pas žmonės problemų, kiek klausimas, okei. Tai viešpatie, jeigu aš duosiu, tai man problemas, ne, suprantu, čia yra sveikėjimas. Ir tada peršokiam dabar į 4 skyrių Jokūbo laišką.
Bet man, jau, nu ką pasakyti, Jokūbas gan grįžta kalba. 4 skyriui jis kalba, iš kur atsiranda kara. O, kaip gera žodė, nežinau. O antrą eilutę sako, geidžiate, norite, geidžiate blogai prasme. Ir labai įdomu, kad 3 kartus, kits vertėms, truputį kitą pasakė, ir neturite, ar ne? Sakau, kaip ir gyvenim Dieve duome. Visi žmonės nori, bet visi turi. Aš nesitikau, aišku, žmogus yra depresus, nusivylis ir taip toliau, tam tikrų situacijų, bet sako, geidžiate, nori ir neturite. Tuomet žudite. Pavydite. Lyginat savim su tais, kurie yra. Ir negalite pasiekti. Tuomet kovojate. Kariaujate. Čia nuo globalios politikos iki asmeninių dalykų. Ir antrą kartą jis sako, jūs neturite, nes neprašote. Pirma stadija, suprantat, ką pasai, prašyms, tai yra vis laik yra nuolankumo pozicija. Jeigu aš prašau, aš, suprantat, bent jau turiu kažką nuolankiai. Nes neprašot, nes ir matot, mes galvojam, kaip čia juokinga, nes neprašom, aišku, prašom. Bet supraskit, mes esam bažnyčia, esam pasaulio, kai kurių žmonėms net prašyti yra, suprantat, vidinis statusas, ką aš čia prašysiu. Dievą ir taip toliau. Ir tu suprantat, kiek ilgą kelią turi Dievas praeiti, kad žmogus net paprašytų. Aš kartas ir santykius, ir savo santykius, ir šeimų, ir taip matau. Paprašykit. Sunku taip paprašyti, suprantat. Ar esi tokia buvęs? Ar jūs vis laik lengva? Paprašyti, ne? Aš esu girdėjęs situaciją, kad kits žmogus sako, tu paprašyk, papadėsiu. Ir aš supratau, ir aš to frazę supratau, kokie pas žmonės tai nėra globaliai nuodėmėm, klaidingų supratėjams. Ir trečioje eilutėje, mato, čia prašymas vėl kalba apie maldą, sako. Jūs prašot, viešpatie, mes prašom. Ir Jokūbas sakė, ir negaunat, ir vėl neturit, viešpatie. Neturit, sakė, ir vėl neturit, nes negerai prašot. Keita čia Jokūbas. Negerai prašot. Ir dabar atrodo, kad sekundė eilutė pabaiga, jie nuskambės tak grįžta, tik savo įnoriams patenkinti, savo vertėms kaip. Bet aš pamačiau šito vietų labai daug malonės. Didžiulė malonė. Aš matau vieną. Jeigu išimti žodelį tik. Ar jūs mato? Tau tik reikia išimti žodelį tik. Ir prašyk, atideng savo norus, savo svajonės. Dievu. Bet Jokūbas sako, tik savo įnoriams patenkinti. Vat kam yra problema? Tik. Ir didelį malonę. Tik vienas mažodėlis, tik. Ir jeigu aš tą tik patraukiu, jeigu aš tiksliau prašau Dievą, aš žinau, kad man yra sunkiai, kad man yra nelengva, arba kad aš kažko labai noriu. Ir aš matau, kad man gyvenim susiaurė, aš niekada nematau. Ir tik tai, jeigu tai bus, tai viskas susidėlios. Bet Dievas sako, čia yra jo darbas. Bent šito vietų melo, tu matau. Tu Dievu taip žinai lengvai neįteiks. Tik su savo įnorės. Net norų negali atidengti. Čia egoizmus yra. Ne, tai sako, tik savo įnorėms. Tik. Ir mes turim tų vietų, leisti Dievo dvasia, ką pasakyti, mumise atlikti tom darbą. Suprantat, tikra krikščionybė yra, kad bet kokiu atveju visą šlovę atitenka jam. Nes aš supratau, aš savo gyvenimą galiu žiūrėti, kad pamačiau tai tik savo įnorėms, tada aš puolu kitą tokį kraštutinumą neturiu, nei savo svajonių, nei norų, aš tik tas Dievo valią vykdau.
Ne, aš negaliu norėti. O gal tu atgarą norėtum tokį svajonę, ne aš neturiu jokių svajonių, aš tik Dievo tarnauju. Gal tu norėtum kažką paragauti. Aš bandau fantazuoti, suprantat, ar ne? Ir tada toks slova, toks ir visą kitą. Ir tu dar kažkur, Bet Dievas sako, žiūrėk, sako, tas žodelis tik. Ir per tą žodelį Dievas atver per Kristų, ne tik neišgelbės mūsų, bet per Kristų atver duris. Kad mes galim tvarkytis ir savo gyvenimą, bet vis labiau duris atsiveria į Kristų, kad mes matom kitus žmonės. Dievas tik mane duos per šitą, tik susirinkė. Aš padedu matyti kitus žmonės. Aš matau jumis, aš girdu, aš suprantu, aš galvoju, ką padėti. Ir jūs matot manim, jūs ateinat, mes pradedam funkcionuoti kaip bendruomenė, kaip bažnyčia. Nes kol matom tik save, mes esam individų tokį grupelį. Dievas sako, aš noriu daryti bažnyčią. Ir šiandien toks pagrindinis tekstas bus iš Jokūbo laiško 5 skyriaus. Mes tikrai šitą tekstą nespėsim išnagrinėti. 13 eilutės iki pat pabaigos perskaitysiu ir mes truputį užkabinsim. Eilutė 5 skyriaus iš Jokūbo. Ištiko ką iš jūsų nelaimė. Nesimeldžia. Kas nors džiaugiasi. Tegul gieda. Kas pas jūs serga? Pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. 16 eilutė. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėt sveikatą. Daug gali karšta teisėjo malda. Elija 17 eilutė buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis melste meldė, kad nelytų ir nelyjo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė ir dangus davė lietaus, o žemė želdino savo vaisių. Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, 20 eilutė, žino, sugrąžindamas nusidėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę. Kągi, 13 eilutė. Vėl Jokūbas sako, ištiko ką nors nelaimė. Vėl ištiko. Tai yra du tokie požiūrė. Aš žinau, kad vėlgi, sakau, kad viskas mūsų gyvenime yra Dievo rankos ir nieks nevyksta su mumis be Dievo. Bet tas žodis vėl ištiko. Ištiko. Kartais mes sugaištam čia labai daug savo jėgų, energijos ir sako, kodėl, ką per visą kitą. Aš suprantu, kad Dievas prašo išminties ir mes galime prašyti išminties, bet pirms iš dalyks tu jau nebegali to pakeisti, kas atsitiko, kodėl tai atsitiko. Žinot, velnias jau nori nukreipti mūsų jėgą ir ne, kodėl tai atsitiko mano gyvenime, kodėl aš čia, kas ištik ir visą buvo taip. Ištik. Man išmintis reikalinga ne tam, kad supras, kodėl man ištik, bet ką aš galiu pakeisti savo požiūrį šitą situaciją ir ką, keisdam save, galiu pakeisti šitą situaciją. Taigi ištiko iš jūsų nelaimė, tai galbūt priespauda, persekiojimas, emocinė, psichologinė, šeimos, sveikatas, finansų problemų. Tiesiog, punkt. Jokūbas labai paprastai sako, nesimeldžia. Einam prie Dievo. Ir sekanti dalis šitos eilutės, kai klausim čia tokį kaip klausimą, kas nors džiaugiasi? Ar turit kuo pasidžiaugti? Nieko neturim kuo džiaugti. Per daug lietaus yra, per daug to yra. Kai sako, tegul gieda. Turėtų kai kam atėti aiškums, kodėl mes gėdam.
Ir čia galbūt vėlgi, kas iš jūsų ištiko nelaimė, vėl grįžtų, bet kas tave, mane, artimus, kaimynus, bendradarbs. Aš esu raginams melstis asmeniškai, dviese, šeimai, bažnyčiai, tiesiog atiduot iš karto prie Dievo. Ir aš manau, kad šito vietų taip pat yra evangelizacijos momentas, jeigu aš pamatau kitą žmogų, aš nesakau, kad iš karto aš jam pulu pasakoti apie jas, aš suprantu, kad tas žmogus ir neberekal man gyventi. Ištiko kažką tai, aš galiu iš karto melstis už jį. Iš karto sakyti, Dieve padėk jam. Kodėl tas žmogus, kas įvyko, kodėl jis svarbus. Ir tai labai svarbus man. Aš šiandieną, kad kažką meldžiausi, aš supratau, kad visą savaitę, kuri buvo ir kuris lauk, tie žmonės ir neberekal man gyvenime. Aš dabar nevakščiu toks. Čia sutinku, ar da. Ne, aš suprantu, kad pravažiavau, pamačiau, kažkas ulsuliok sėdė, kažkas kažkur šnekėjo, kažkas labai meiliai elgės, kažkas kažkur šaukė, kažkas kažkur darė, su kažkuo žmogum turėjau reikalų ir aš visų nefiksuoju. Sakau, Viešpatie, laiminu jūs. Jėzaus vardu, trumpą maldą, laiminu. Jeigu Dievo dvasia ved toliau, aš galiu giliau pasimelsti. Tai yra ir už save, kad išstika žmonėm nelaimė, bet kokia nelaimė, bet koks skausmas. Ir iš karto einu prie Dievo. Jeigu matau aplinkų kažkur, irgi einu prie Dievo. Ir aš te pagalvojau, kad iš esmės mūsų gyvenime turėtų būti dvi dalis. Arba tokia tamsuoja, nelaimė dalis, arba tokia džiaugsmo dalis. Kartas jos persipina. Tada nelaimės, kol mes darom, meldamės. Tada džiaugsmus, šlovinam, garbinam. Čia be jokio tokio užstumėjimą, šitas buvo maldo. Aš pagalvojau, savo rimtą. Jūs neturit problemų. Čia be jokio to, žinot. Suprantat, nes jeigu turi problemų, tai nešauk, tu draska Dievo akis. Tu sakai, Viešpatie, žinau, kad aš atėjau į maldą, čia be jokio tokį sakau. Čia aš bendrą sakau, nes aš lygiai taip pat elgus. Nėra problemų. Sakau, Viešpatie, susirinks vis dabar džiaugsmingai, šlovinsiam, nes nėra problemų, tai vadins alternatyva kokia? Džiaugsmus. Džiaugsmus tai reiškia gėdam. Gėduoti irgi taip nepasakyčiau, kad dar veitas nėra. Vadins kažkas yra, netep, nes Jokūbas labai paprastais mokėnais buvo bažnyčios vadovas, pastorius, sakė, ir sunkiai malą iš karto pradėjo. Vieni bažnyčios šaukys Dievų, kažkam skobintas, tą laikas nebuvo telefonų. Viskas, tu jau meldys, tu spreidi problemas, viskas. Tu eini maldo ir sakai, Dieve. Aš neturiu problemų, aš matau kitų problemas, aš meldus už juos. Bet gyvenime yra daug fainių dalykų, aš džiaugus, davai, kėdų, užsileidau, turėjom lastelę tokį blues, krikščionišką muziką, pasileidom, varom, ir reik namą dažyti, pasileidę kažkokią muziką, šlovinį, garbinį, taip toliau. Vėl sunkia, kol dara meldys. Kažką pasikuba, nėra tų tarpinį variantą, pas mums yra. Nemeldamės kartą, ir aš apie sakau, negėdam, kažkokį toj būseną. Ir Viešpats nori kažką atvesti iš tą būseną, iš tikrųjų kažką, kad tai eitų iš tos būsenos. Ir 14 eilutė jis sako, jis jau konkretinai, iš visų tų nelaimių, sako, kas nors pas jūs serga. Reiškia, antrą kartą tarsi išskiria iš tų nelaimių ligas. Ir ką toliau čia sako, iš tikrųjų sako, galim suprasti, kad tas žmogus, apie kurį sako, kad serga, jis rimtas serga, nes jis, toliau sako, kad yra gulimoj padėty. Jeigu pasikviečiu bažnyčios vyresniuosius ir pasimeldžiu už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu, ir mes šiandien galbūt dar net nespėsim prieiti prie tų dalykų. Aš įdomia žodį sako, kad reiškia virš jo, tai reiškia ne už jį, 16 eilutė sako, melsties vieni už kitus, tiesiog melsimės, bet virš jo.
Ir mes turim tą katalikų bažnyčios praktiką, tai yra ligonių patepėjimas, ar ne? Ir čia labai ir tas, ir čia tik, kad virš jo, tai reiškia, žmogus jau yra iš tikrųjų tokios sudėtingos situacijų. Ir toliau Jokūbas baigs, ir viešpats jį pakels. Visi sutinka tas pakeliams, reiškia, jis turėtų atsikelti, reiškia, iš tokios visiškai letarginės būsens, ligotas, čia žodis yra steno, be jėgų, be jėgis, toks, kuris, reiškia, rodo, kad paskui bus pakelts, prikelts, ir daugelis įžvelg du dalykus. Kai kurie įžvelg, kad tai yra tokiam dvasiniam letargiai, kažkokiam tokiam, kad be Dievo, ir taip toliau išpažinti, nuolantis, apie tai kalbėsim. Bet daugumo rašto vietoje Senajam testamente ir Naujam testamente rodo apie fizinę negalią. Fizinę negalią. Kažkokius tai yra. Nes Jokūbas 16 sako, melskitės vieni už kitus. Melskitės. Ir tai ne tik tas, kad kažkokie vyresnieji, kažkokie tarnautojai ir taip toliau, bet mes galime melstis vieni už kitus. Bažnyčia, aš nenoriu toks sunkaus pamokslo, tai yra maldos vieta, kur Dievas kiekvieną susirinkimą gal panaudoti, kad tarnauti vieni kitiems. Ir čia toks iškils klausimas, o kas tai, kuri bus, sakyt, viešpatie, daug klausimų man iškils. Visų pirma, kas tai bus, kuri melsis už žmonėm, kad aš sergsiu. Ar jinai bus tobuli, tikėjimu, sveiki. Ir kis klausimas yra toks, aš pastebėjau dar, kad kažką krikščionis, bent jau dalina tus ratus, kur aš būnu, kad jie labiau susirūpinėm savo ligom, negu savo nuodėmė. Teisingai supraskit mane. Vienas iš tokių, pamačiau tokį yra tai, kad kad tai sirgti, tai kažkoks prakeikėjimas ir taip toliau, galbūt apie tai nekalbam ar dar kažką, tai nes neišgyjant gamtiškai ir taip toliau. Tai kita situacija irgi mes kalbam, šnekam ir tai, kur čia kas žinai, ir kažkaip sakau, Dieve, kaip tu matai, kaip tu žiūri. Nes šiandien mūsų tarpe čia nėra kažkokį ypatingą pateptą žmogaus, kuris sakytų, viešpats Dievas yra čia, esame už ligonis ir jį tik apie. Mes esame. Ir aš pavyzdžiui tikiu, kad Dievas ir šiandien, ir kiekvieną sekmadienį, ir kiekvieną mūsų malsių gal naudoti bet kurį iš mūsų. Paskaitykite pirmą laišką Korintiečiams, 12 skyrių, 9, 28 ir kitas eilutes. Bet kas yra stabdys mūsų tikėjimu, kad tarnauti viens kitam, melstis dalykus, ir kas yra stabdys mūsų tikėjimu, kad priimti. Mes žiūrim, mes viens kitą pažįstam, žinau. Atgerai, tu nori melstis už ligonius? Kiek šiemet jau sarga gripu? 3 kartus. Tu turi moralinį teisę žmonėm melstis. Aš 3 kartus sargau. Ar gripu, ar kažkas tai to. Tai žiūrint pagal tai, aš negalėčiau taip. Jau tu sakytum, taip, atgarsiai, atsėnė iš matalėjos, visko, taip, bet 3 kartą per metus gripu. Tai reiškia, jums jau yra stabdis priimti. Ir aš čia kalbu apie tai yra bet kurį. Ar ne? Iš viso atsiranda toks dalykas, kad aš vėl nenoriu pasakyti, kad mes neturim melstis, neturim tikėti ir laukti Dievo antgamtinį įsikišėjimą. Bet mes turim atrasti, kur yra tam tikri stabdžiai, kuri trukdo Dievo veikti. Tiesiog trukdo. Šis dalykas yra išvis supratėjimas. Daugelis žmonių irgi pergyvent, kad jie turi, pavyzdžiui, lėtinis chroniškas ligas labiau, negu jie pergyvent, kad kiti žmonės negu pergyvent dėl savo lėtinių ir chroniškų nuodėmių. Ar supranta, ką aš noriu pasakyti? Lėtiško ir chroniško nuodėmių, kurie yra jų gyvenime.
Ir čia net nekaltinimų, nepasmerkimų, ir aš žinau, kad Dievas dirba ir jis sako, sūnau, dukra, tau reikia šitų vietų atgalauti. Bet, kada yra kažkoks ligas, chronės, kiti dalyką, kažkas netė. Koks yra mano tikslas ir noras iš tikrųjų? Aš noriu matyti mūsų bendruomenį kaip besimeldžiant. Besimeldžiant. Ištinka kam nelaimė, nemoralizuojam, nesakom, kaip jeigu sak, meldamės, dedam rankas, arba per atstumą ar kažką ir taip toliau, šaukamės Dievu, viskas. Žaugam, žinokit, kaip vienas sak brolis, žinokit, sak, nelaimėje padėti lengva, bet kažkam pasisekė, net nemoniai, džiaugiamės, halleluja! Ar ne, laimėjai loterijos bilietą, yeah! Ne, žinai, a ten brolis sak, milijon laimėjo visokiai. Ne, kodėl ne aš? Kur dės, kodėl ne aš? Aš, tvongu, karšta yra. Ir dabar žiūrėkit, ko aš noriu pasakyti. Ir mes perskaitėm keletą rašto vietų ir sakys, Edgar, kam tu skaitai, ar tu čia nori, tu netiki, kad Dievas gal atsakyti mals, aš tikiu. Dar labiau aš tikiu, kad gal. Ir jeigu aš šiandieną turiu savo kūnį tam tikrus simptomus, tai nereiškia, kad aš negaliu pasitikėti Dievu. Tai nereiškia, kad aš negaliu jo tikėti. Tai nereiškia, kad aš negaliu prašyti Dievo netgi išgydymą savo ir kitam. Viskas apsprend mano tikėjimą. Mano tikėjims jo. Ir mes turim, aš nežinau, noriu prašyti Dievo dvasią nuimti, nuplėšti tą tokį, kaip raupsų dėmę. Ir perskaitysiu keletą rašto vietų apie keletą krikščionių. Filipiečiams laiško 2 skyrius, mes pasimelsim 25-30 eilutės. Čia bus apie Epafroditą. Paulius rašo Filipų bažnyčią, bet aš tiesiog noriu fokusuotis į jį. Aš dar nusprendžiau, jog reikia siųsti pas jūs Epafroditą. Mano brolį, bendradarbį ir žygių darbį draugą. O filipiečių tai buvo jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano varguose. Pasirodo, Paulius varga. Pasirodo. 26 sako, jis labai jūsų pasilgo ir silojusi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. Serga. O jis buvo arti mirties, ta liga buvo rimta. Aš žinau, Paulius, jis turėjo iš tikrųjų išgydymą dovaną. Netgi pakeliu jau pabaigu Malto, kada jau ten jūs laisvų dožė, taip toliau meldės už tą gubernatorių, ten pasveiką ir visokį dalyką. Ir sak, išgirdot apie jo ligą, apie Afroditą, o jis buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo. Tai yra Filipiečiams 2:27. Dievas ką? Jo pasigailėjo. Ko Paulius nori pasakyti, kad jis nemato savo jokio nuopelno. Nes toliau sako, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvartą. Reiškia, jam buvo sudėtinga situacija. Gal jis pats čia čiaudė įpriausia ir dar kažkas. Ir dar jo pagrėjęs iš Filipų bažnyčios sunkiai susirgti iki mirties. Žinot, visi sergam ir sakom, viešpatie pasimeldėm išgydymą, nuo gripo. Ir visi su temperatūra taip toliau. Aš nesakau, kad mes turim vieni užkrėsti ir taip toliau. Ir sak, neužgriūtų sielvartas po sielvarto, taigi aš jį skubiai siunčiu, kad jį pamatę, pradžiugtumėt ir aš taip neliūdėčiau. Priimkite jį viešpatį su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės. Mes turim gerbti ir priimti. Suprantate, tai nereiškia dabar, kada sergi, tu gausi medalį, bet aš noriu šveiną kraštutinumą, kad perėtumėm į balansą. Kad tai, kad žmogus serga, turėjo operaciją, tai nėra jam jodo dėmė, tai nėra, kad jis turi lėtinį chronišką, tai nėra raupsa visam gyvenimui ir kad jis bažnyčiui yra antraeilis, trečiaeilis, ketvirtaeilis.
Paulius sako, priimkite jį viešpatį po tos sunkios ligos. Ir aš manau, kad jis neberekalas sako šitus žodžius, priimkite jį, nes jis buvo galbūt jų vyresnysis. Gal Filipų bažnyčia galvoja, neaišku, kodėl jis ten susirgo, prisidirba matyti, Epafroditas. Aš bandau taip, priimkite jį su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmonės. Vėl nepadarykite to mokymų. Tai Edgar sako dabar, kad jeigu sergi, tai jau pagarba tau. Jeigu dar daugiau sergi, jau toks. Ne apie tai. Balansų. Ar suprantat? Balansus. Nes malda ir tikėjimas prasideda nuo santykių. Santykių, kad aš nežiūriu tavim žmogišką. Kiek tu kartų sirga, kokius pastavo chroniškai. Ar daug pliombo turi? Ką pastavys imuninę sistemą? Jeigu ne, prašau žmonėm nesimėgs. Nes ką žinau, tavo tokį ligos dvasimoniai perės. Ne, priimkit, kerkit tokius žmonės. Nes jis, suprantat, jis atsistoja po šitos mirtinos lygos, Dievas jį pakėlė, jis vėl ėjo tarnauti Pauliui ir bažnyčiai. Bet kiti gal žiūrėt, nežinau. Nes dėl Kristaus darbo, 30 eilutė, jis buvo atsidūręs prie mirties, atdydamas pavojus savo gyvybę ir kad atliktus man patarnavimas savo, kurio jūs negalėjot padaryti. Jautat balansą? Liga, kaip kažkoks tai prakeikėms vropsa, liga, kaip, Dievas, kuris miltus ir bauda. Ne, bet balansas. Mums visiems atsitinka dalykų, pasigauna ir taip toliau. Bet bažnyčia yra ta, kuri sako, meldamės, stovam viens už kitą, laikom. Pirms Timotėjo 5:23, Timotiejus. Tada žiūriu jums, aš galvoju, galiu pamokslauti šitą raštą vietą. Žinau, kad reabilitacijos centrų vyruką ir mergins labai mėgsta. Šitą raštą vietą to beveik mintina. Edgarą parašyta, pirms Timotėjo 5:23, skaitom. Gerk ne vien vandenį, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Ne. Aš sakau, reabilitacijoje aš šitą vietą beveik visur, kur važiuodavau, kaip tėdavau patarnauti, tai jie sakytų, ko parašyt. Gerai, truputį panalizuojam, bet mano dabar tekstas ne, kad čia būtų, kad tai. Iš tikrųjų mes matom, kad Timotiejus yra praktiškai ta, kurį Paulius augina ir statė bažnyčią su vyresniu pastoriui. Jis labai tam pačiam laiške, 3 skyriui, 3 eilutė, sak, nebūk girtuoklis, arba kis vertėms, kur sak, sėdi ilga prie vyną ir taip toliau. Jis praktiškai buvo, ko gero, apsprendęs vartoti tik vandenį. Greičiausiai taip sutarė. Bet su vandeniu tas laikas buvo tam tikras problemas. Higiena, bakterijas ir visa kita. Ir čia žodis sak vartok, reiškia naudoti, panaudoti geriausiai, ištraukti, kas yra geriausia. Truputį reiškia mažiausiai manoma kiek. Dabar aš čia nelegalizuoju vyną, bet mes esam prie kodėl. Ir Paulius iškart kodėl. Tai Paulio, kodėl tu rašai tokį skyrių, galėtum melstis per atstumą, išvarinyti demonus ir taip toliau. Sak, truputį mažiausiai manom skėtis, dėl ko? Dėl skrandžių. Dėl skrandžių. Timotiejas turėjo problemų dėl skrandžių. Aišku, galbūt tiesiog turėjo problemų, gal jiems stresas buvo, jis buvo jaunuolis, vadovavo bažnyčiai ir taip toliau. Bažnyčiai vykdavo tokį reikalą, jūs galvot, kad tarnautojai, nesargiai, jiems skrandžiai nesutrink, vieniems palėt vidurį, kitiems neužkiai. Suprantu, po kiekvieną susirinkimą bažnyčiai gali parėti, kad jūs galvoji. Tai sakot, tai truputį, skrandžių ir kitą eilutę, ir dažnų negalavimų. Ir Paulius neįsiplėt, bet pastavęs yra susilpnėjęs sveika. Dažnų negalavimų. Tai jis turėjo dažnų sveikatos kažkokių tokių problemėlių. Jis buvo Paulio statytinis, jis buvo bažnyčios jau kaip ir vyresnys tarnautojas, reiškia, jam buvo virškinimo sutrikimo ar kiti dalykai. Ir čia išrašiau, kad dėl virškinimo sutrikimo vynas buvo naudojamas kaip, kaip sakau, virškinimo sutrikimo tonikas, kaip neutralizuoti nešvarų vandens poveikį. Gali sakyti, tai jau iš pat važiuoju į normą arba maksą. Bet ką aš noriu, mūsų tema, kodėl malda, reiškia, šitie žmonės, kas turėjo problemą. Tie, kurie vedė bažnyčią, tie, kurie dažniausiai beveik visi mirė konkinių mirtim, jie turėjo problemą. Paulių,
Bet dabar kis, Trofimas dar. Čia buvo Timotėjas Trofimas. 2 Timotėjų 4:20. 2 Timotėjų 4:20 laiško pabaigoje. Ir Erastas, sako, pasiliko Korinte. O Trofimą, kitą jo padėjėją, sako, palikau Miletę sergant. Pauliau, kur jūsų išgydantis patepimas? Ar Paulius turėjo šitą dovaną? Turėjo. Bet jis nebuvo tas, kuris, suprantate, Dievo valia, Dievo mal, jis meldės už ligonis, meldės netgi už netikinčius. Ir Dievas gydavo. Bet jeigu būdavo kitaip, jis sako, paliko. Kodėl? Tai sako, paliko. Čia dabar ne apie tai, kad jis apie tai, kad čia nėra nieko tokio, jeigu mes pakliūname tam, jeigu visas gyvenims galbūt ir paženklins tai. Tai nereiškia, kad aš negaliu tikėti Dievu arba tikėti dėl kitų. Arba tiesiog gyventi su Dievu, nepaisant to, kas yra mano kūne. Pauliaus gyvenime. Dabar labai tokia yra, žinau, kad šitą vietą jau krikščionys jau tarp, aš jos nenagrinėsiu. 2 Korintiečiams 12:70. Diglys. Oi, tas diglys buvo tas. Oi, tas diglys buvo tas. Mes jo neliesim. Pasižiūrėkime į kitą raštą vietą. Galatams 4:13. Galatams 4:13. Ir Paulius šis rašo nuostabų galingą Galatams laiškais, koreguojant tiesiog bažnyčios tikėjimą, kad nepalystų įstatymo darbas ir taip toliau, kad nebūtų kūnų darbų, bet dvasios vaisius. Ir 4 skyriui 13 eilutė sako, jūs žinote, kad pirmą kartą pas jūs, jums skelbiau Evangeliją, ir 13 eilutė baigas sirgdamas. Rodat? Paulius šitą bažnyčią paskelbė pirmą kartą. Ne eilinį sekmadienį, pirmą kartą paskelbė Evangeliją sirgdamas. Tas žmogus, kuris pamokslavo apie išgydymą, apie dvasios dovanas, pats meldės ir matė, kaip jis skelbė šitą bažnyčią, o taip atsitiko. Sirgdamas. Ir 14 eilutė, mano kūno negali buvo jums išmėginimas. Ir Paulius patys, galatiečiams buvo taip, nežinau, jis išvis juos evangelizavo, skelbė Kristų pirmą kartą, bažnyčio, tvirtina bažnyčios pamatą, sirgdamas. O mes galvojam, jeigu jį čia išgydymą pats ten starpliavo, nežinau, kitą vietą sako, kad jam sokims buvo problemas. Ir tai, sako, buvo jums išmėginimas. Bet žiūrėkit, kodėl gimė šitą bažnyčią? Kodėl Dievas kartas taip veikia, kad panaudojo mūsų silpnomą, kad padarytų Dievo darbus. Bet, sako, jūs jo nepaniekinot. Tos negalis. Jūs nepaniekinot mano negalis. Ir neatmetėt. Ar suprantat? Ir neatmetėt. Nes yra lengva, kada mes gyvenam kultūrų sveikas, turtingas ir sėkmingas, tai perant ir bažnyčią. Paniekit, jeigu tu matas silpnas, vidutinių pajamų dar žiūrėk ateis. Aš vėl nesakau, kad lyga tai yra apdovanojams nuo Dievo. Ne, mes turim balansuoti. Lyga tai nėra raupsa. Lyga tai nėra stabdys veikti Dievo dvasią ir naudoti tai kaip tarną, tarnaitį ir dovaną. Suprantat? Lygu kaip tik išiškėja tavo apsisprendimą. Dėl ko tu gyveni, ką tu darai, ką tu toliau judėsi, su ko tu judėsi. Ir sak, jūs nepaniekinot ir neatmetėt, o mane priėmėt, kaip Dievo pasiuntinį. Ar jautat? Ir čia ne tik Paulių, tai Paulių. Suprantu, mes viens kitą turim priimti, nesvarbu, žinau, nežinau, ar tu sergi ar ne, aš priimu, aš tikiu, aš matau tavį didžiulį darbą Dievo. Ir net jeigu tu nuo šios akimirkos visą gyvenimą sakysi, ko aš nelinku, aš mes prašysim Dievo, kad Dievas pasigailėtų, bet aš priimu tavim kaip pasiuntinį. Ir kas nuostabiausia štai eilutė, kas baigas man pritrenka, kaip patį Kristų Jėzų. Aš žinau, mes visi žinom, Jėzus neserga. Bet reiškia,
Paulius Galatams sakė, jūs manim priėmėt, sergant, kaip Jėzų. Ir tai buvo jūsų tikėjimas. Jūs žinot, kad Jėzus gydo, jūs žinot, kad Jėzus neserga, jūs žinot, kad jis buvo neprakyb, bet jūs manim priėmėt. Vadinasi, ir aš, kur tas prasideda, aš irgi savim turiu priimti. O atgara tu susitaikas su ligom, tu susitaikat, ne, suprantat, tai to atlaisvinti mumis, Dievų veikti. Dievų veikti. Ir kad aš priimu tuos dalykus, kad tai vyksta, tai vyka apaštalų gyvenime. Šitie žmonės dėjo rankas ant ligonį ir ligonės veik, bet jie, tik Timotėjus, tik Trofimas, tik Afrodit buvo patys prie mirties. Kaip čia taip dabar? Jie priėmė, sakė, jis manim priėmė. Ir toliau Dievas galėjo naudoti tik Paulių, tik Trofimą, tik Timotėjų, tik Epafroditą. Nes ne nuo mūsų priklauso ir Dievo malonės dovanas. Mes jų negalim užsakyti, mes negalim jų nusipirkti, mes negalim pasakyti, tuo laiku, kažkas įvyks tau gyvenime, nebent Dievas tai pasakyti. Mes neturim net įsitėmti, sakyti, viešpatie, jeigu tu priėmi, jeigu tu taip moki, aš visų pirma priimu save, ne todėl, kad tapti amžinu ligoniu, bet todėl, kad atsiverti prieš tavim Dievą ir žinau, kad Dieve, kada tu norėsi, ką tu norėsi, aš esu atviras, kad tu manim gydytum, kad tu, kaip Jokūbas sako, duotum man išminties gyventi sveiką. Ir jeigu mano krūm susidegs, kaip Mozė, pamatysiu tavim sergant, tiesiu rankas ir tikėsiu, kad Dievas gal tavim išgydyti. Net jeigu vėl sakys 3 kartus ir gal. Ar suprantate? Čia ne iš žmonės, čia ne iš tavęs. Čia kada mes esam bažnyčiai, kada mes žiūram viens į kitą su meile, priimam kaip Kristų. Dievas gal kažko nuostabaus daryti. Ir žinau, kad Dievas nori daugiau daryti. Visą tai aš tas raštą jūs perskaičiau ne tam, kad tik jie turėjo problemą, mes turim problemą. Jie gėjai, mes gysim. Jie tarnavom ir mes galim tarnauti. Pasimelskime. Dieve, dėkoju tau už tavo malonę, už tavo gailestingumą ir tavo meilę mums visiems. Aš prašau viešpatie, mes visi susidurame su vairias išbandymas, išmėginimas. Netgi geri dalyką, laiks, sveikata, pinigą, prestižus yra taip pat. Viskas mūsų gyvenime yra išbandymas. Turėdami ir neturėdami, aš žinau, kad mes esame išbandėmi. Todėl aš prašau viešpatie, kaip Jokūbas meldė, dar kartą ir dar kartą. Suteik mums išminties. Suteik išmintis, ką praeiti išbandymus. Jeigu šiandieną aš esu bandom sėkmę, suteik išmintis, kaip man gyventi sėkmė. Jeigu šiandieną aš esu bandoms nesėkmę, suteik man išmintis. Jeigu aš šiandieną dėkoju už laiką, energiją, sveikatą, suteikiu šitam išbandymui išmintis, kaip man gyventi, kaip neištaškyti tai tuščia. Jeigu šiandieną aš esu išbandymi ligos, kažkokios lytinių dalykų viešpatie, suteik man išminties. Galbūt ir praktinių dalykų, ką Paulius mokina Timotiejui. Dieve, aš meldu, prašau Dieve už save ir kiekvieną čia esančių. Kad mes rinktumėmės ir mes iš tikrųjų tai būtų pamaldas, mes tarnautumėm vieni kitiems. Ir aš meldu, kad dabar, kad esam čia surinkę, kad dabar iš tikrųjų nukreiptumėm žvilgsnius į tave. O antras dalykas. Nukreiptumėm savo maldos žingsnius viens į kitą. Jeigu iš tikrųjų kažkoks yra skausmas, našta, mes tiesiog šitą dalyką, žinodami ir nežinodami, atnešam tau Dievę. Maldo, tikėdami, kad tu iš savo gailestingumo ar malonės gali tai atsakyti. Ir taip pat, Dieve, mes kiekvienas turim savo planų, savo svajonių. Ir ačiū tau, kad tu prašai išimti tą žodį tik. Mes atveram savo svajonės, savo planus, savo troškimus. Čia akimirka. Taip pat, Dieve, aš meldu, nuimk nuo bažnyčios
tą neteisingą, tą gėdas tokį plėtmą dėl ligų, dėl negalių. Tą tokį rondą, kuris varžo tave, tavo žodį, tavo dvasią. Nuimk tiesiog. Nuimk tą tokį kaip pažeminimą rondą. Išlaisvink savo tarnus ir tarnaitės. Išlaisvink, kada jie ir jaut savo kūnus, savo sielos simptomus, bet išlaisvink juos nuo gėdas, nuo pažeminimo, nuo to smogdymo Viešpatie. Kad jie matytų Viešpatie, kad ir tu, ir tavo žmonės taip pat susidurdavo su savo kūno negaliu. Jie tarnavo. Ir jie gyvena, jie kūrė, ir jie dirba Viešpatie. Ir jie neprarado tikėjimo tavim iš tavo malonės ir gailestingumo. Ir jie taip pat dėjo rankas, ir jie taip pat meldės, ir jie matė ženklus ir stebuklus, matė, kad tu Dievo dvasia veikia per juos Viešpatie. Ir aš tikiu, kad tu taip pat gali veikti per kiekvieną čia esančių žmonių. Netgi jeigu jis serga lėtinę ir chronišką ligą, tu gali jį ir ją naudoti, kad atsakyti į jo ir jos maldas, kad tos tavo dovanas, kuris yra čia, jūs veiktų nepaisant mūsų kūno galės ir negalės. Kad nieks mūsų nestabdytų, kad tavo tikėjimą nieks nestabdytų Viešpatie. Aš meldu už besimeldžiantį bažnyčią Viešpatie. Už tą, kurį palaika viens kitą maldo bažnyčią. Kurį pasikliauna ne savim, bet tave. Aš meldu, kad šitų žmonių akis, jos iš tavo malonės ir tavo gailestingumo matytų ženklus ir stebuklus. Matytų atsakytas maldas. Bet taip pat turėtų tikėjimą, atkaklumą, pakelti savo silpnumą, savo negalės. Aš dėkoju tau, Viešpatie. Aš dėkoju Viešpatie. Sunkės dalykas, laikas, padėk mums melstis. Tas džiaugsmas padėk mums gydėti, gėduoti. Aš dėkoju, kad tu numeti šitą gėdas dvasią bažnyčios. Esam atviresni prieš tave, viens kitą. Nebijosam ne tik išpažinti savo nuodėmes, nebijosam atverti savo silpnumą, kada reikės ir kam reikės, savo ligas, savo diagnozes. Ir tų pačių nebijosam tarnauti tau, tarnauti tom dovanom. Ir tas dalykas, kuris tu suteikė, nepaisant to, kaip šiandieną jautamės ar nesijautam. Aš dėkoju, kad gyvenim su tavim Viešpatie yra smagus. Pilnas nuotykių. Kartą sunkiai išbandymų, bet vis laik įdomus Viešpatie. Todėl tau te būna visa šlovė ir visa garbė. Amen.